Pastaruoju metu bent 2 nevyriausybinės organizacijos, šiek tiek finansuojamos ir iš valstybės, bendravo su Sveikatos ministerija, Ekonomikos ministerija, Žemės ūkio ministerija dėl to, kad būtų prioritizuojama augalinė mityba ir įtrauktas šitas prioritetas į politinę darbotvarkę. Klausimas jums visiems, ar tai yra normalu, ar valstybė apskritai gali diktuoti tokius klausimus. Ačiū. Tokia Lebono knyga yra masių psichologija, tai čia kai vienas pasakė, kad jau dabar valgysim tik tai žaliai, tai ir valgysim visi žaliai, nors jis toje knygoje rašo, kad jeigu iš tos masės atskiros asmenybės kartais galvoja visiškai ne taip, bet jie negali elgtis kitaip. Tai va šiuo atveju ir buvo padaryti tokie žingsniai, kad pataikaudami kažkokiai tai vienai nuomoniai, kur galvojama, kad yra jų rinkėjai, tai tokias sąlygas ir sudaro ir tikrai to neturėtų būti. Nenormalu. Tai vėlgi čia mes grįžtam prie to paties, kad dabar valdančiųjų koalicijoje yra 2 liberalų partijos, bet netgi bando sureguliuoti, kad reikia į žmonos leidimą gauti miegoti šalia. Tai lygiai taip pat ir valstybė neturi reguliuoti, ką žmogui valgyti. Aišku, yra sveika mityba, ten mažiau cukraus, mažiau alkoholio, mažiau druskos, bet kad čia ar augalinės kilmės, ar gyvūninės kilmės, nesąmonės. Tikrai ne valstybės reguliavimo klausimas. Lietuvos socialdemokratų partija nepritarė augalinės kilmės produktams ir mūsų manimo, kad žmogus turi teisę pasirinkti, ką valgyti, ir kitas dalykas, valgant tik augalinės kilmės produktus, kiek aš žinau, kad pirmiausiai, mano organizmui tikrai trūks mikroelementų ir papildomai reikės žmogui pasisemti. Tai klausimas, ar geriau valgyti, ką valgėme, ir gyventi taip, kaip ir gyvenome. Tai ūkis visada buvo. Lietuva buvo žemės ūkio kraštas, tai aš manau, už tas pačias mūsų senas tradicijas turime pasisakyti. Tai be abejo, kad žmogus rinkosi ir toliau rinksis, ką jisai nori valgyti. Ir tikrai niekas neturėtų nurodinėti, ką valgyti man reikia. Jeigu būtų tik tai augalinės kilmės, tai šiuo atveju mokslas turbūt pasakytų tai, kad gali pritrūkti tam tikrų baltymų, nes iš augalinių augalų ne visi baltymai yra pasisavinami, o būtent iš mėsos produktų yra ypatingai augančiam organizmui tas yra aktualu. Taip, kad, žinoma, mokslo reikia irgi įsiklausyti, kas yra rekomenduotina, bet jokiais būdais tai neturėtų būti nurodoma, reikia maitintis. Mes irgi už laisvą teisę pasirinkti, ką ir kaip valgyti ir kiek. Tai nėra kažkokio mūsų programoje kažkokių specifinių dalykų, kad būtų vienokie ir kitokie ribojimai. Tai dabar dar, ateinat į valdžią, ne visos, koalicijom, ne koalicijom. Ir šiai dienai žemdirbiam Lietuvoje daug draudimų turim.